Na, va, mes viduje. Mes praėjome su savo vėl keliautojų pasu, vėlgi nemokamai. Ir čia yra, matosi, kad čia yra Leonardo da Vinčio garbei skirtas muziejus iš kartas, nes čia yra visokių, va, tik įėjus, įvairūs tokie kaip žaidimai, bet jie yra tokie kreatyviniai. Tokie šachmatai padaryti iš storo kartono. Čia galima dėlioti įvairias figūras. Čia yra įvairias figūras. Čia yra tokie vat ekranai, kur galima piešti. Maja va ką tik irgi piešia. Bet pažiūrėkit, kokios lubos. Fantastiškai gražios. Ten dar kažką matau. Čia tai yra parduotuvė, kaip visada prie muziejų būna. Kas čia tokie? Čia yra Lego, begalybė Lego. Tiek daug aš dar nesu mačius muziejų. Nors gal čia tiesiog taip išdėliota ant plokščio stalo. Va čia kažkoks ekranas, kurio galima tos taškiukus valdyti. Čia tas judantis ekranas. Čia aš atsistoju specialią vietą. Ir aš ką galiu daryti? Aš galiu su savo ranka jį valdyti. Kas ten nutiko? Taip? Tu pastatei štai tokį. Taip. Neliesti. O Kristoferis va tokį stato kūrinį. Štai yra flight, skrydžių zona. Bet didžiausia Leonardo da Vinčio svajonė buvo skristi. Jisai, kiek žinia, daug bandė išrasti dalykų, kurie galėtų leisti jam skristi. Nu, žinoma, tai buvo neįgyvendinta jo svajonė. Pro tokį tunelį dabar einam gražų. Oi, čia netikri. Tamsoka nesimato. Tokie vaikai žiūri televizorių. Per tokį kambarį einam. Gerai, lipk Saulyte. Gerai, tu aš galėsiu užlipti su tavim. Va čia viskas susijęs su lėktuvais. Štai yra skrydžio simuliatorius kažkoks, Kristoferis bando. Tu pakilai? Čia mes galime užlipti šitais laiptais. Ir kas čia bus? Į tą lėktuvą, blizgantis didelis lėktuvas. Ir ką mes darysim? Įlipsim į vidų? Geras, aš einu į vidų. Jisai toks status. Statė labai čiuožykla. O, čia čiuožykla. Geras. Pabandyk, žinoma. Palauk, tu aš nufilmuosiu ją, kaip jinai čia atrodo. Tuoj Maite. Ai, nesimato iš šitas. Čiuožykla, žinoma. Nu, pabandysi. Nu, tai nečiuošk, jeigu bijai. Va, jam nieko nenutiko, matai, atbėga savo laimingas. Labai stati? Pažiūrėk. Nu, tai aš tai bijau. Aš bijau. Tai, Marytė, žiūrėkit, čia yra... Pabandysiu. Tamsu, matai. Davai. Ui. Bet aš noriu eiti. Davai, čiuoš. Aš tai žinok bijau nuo tokios.
O čia yra ir visa kabina. Gaila, kad čia taip tamsu, tikriausiai nieko nesimato. Jeigu aš pabandyčiau pašviesti su telefonu žibintu. Kiek čia daug visko. Kaip jie čia gaudasi tie pilotai. Čia yra irgi kūrybinė zona. Čia siūlo, vat yra tokie popierėliai, instrukcija ir galima padaryti va tokį va sraigtasparnį. Žiūrėkim, kaip jis skrenda. Nespėjau nufilmuoti. Puikus. Kad čia dar yra. Kažkokie staliukai. Piešti galima. Ar čia yra? Taip, čia yra papets lėlės. Jas galima užsidėti ir žaisti. Galima netgi būti draugeliais. Štai koks čia stalas, čia yra tikri vabzdžiai, įdėti tokį plastiką, mes galim apžiūrėti iš visų pusių juos gerai ir galima juos bandyti piešti ir dar yra va tokie skaidrių piešiniai realistiniai, galima uždėti pavyzdžiui popierių, va kaip čia uždėtas ant viršaus. Ir apipiešti ir gausis labai realistinis piešinys. Čia vat yra daugiau dar šito. Įvairių gyvūnų, maldininkas koks gražus. Žiogas didžiulis. Čia tikros lėktuvų kėdės. Kristoferis labai susidomėjęs žiūri. Čia yra filmas apie žmonės, kurie bandė sukurti įvairiausius. Čia gerai labai parinkta daug įvairiausių aparatų, kuriuos žmonės bandė sukurti ir su kuriais skristi. Vis dėlto, kiek ilgai, kiek 100 metų žmonės bandė įvykdyti tą svajonę skristi ir dabar mes galime. Čia dar yra didelė kūrybinė studija, čia galima ką daryti, filmukus, ar ne, kurti su įvairiom detalėm. Čia pažiūrėkit, kokias žmonių pieštos figūros. O čia
Čia yra tie, nežinau kaip vadinasi, tie rutuliukai, su kuriais galima daryti įvairius piešinius. Čia galima lankstyti gėles. Čia vaikai viską piešia. Nu, Leonardo da Vinci neatsiejamas yra nuo meno, žinoma. Čia tiesiog akmenį. Dabar čia yra antras aukštas. Čia yra didelės kaladėlės. O Kristoferis su pipes tokiais. Vamzdžiais stato. Ten dar kubai. Ir ten toliau dar vairios yra pramogos. Ir vairios bandymai. Taip, kad ten galima viską paveikti. O čia įdomus labai dalykas. Kristoferi, pridėk ranką šalia šitos antenos. Nepaliesk, tiesiog pamojok. Bet nelies. Nelies, pamojok su ranka šalia. Man trenks elektra? Netrenks, jeigu tugi neliesi. O jeigu neliesi, tai trenks? Nežinau, parašyta neliesti, galbūt ir trenks. Žiūrėk.